Nu ką, labą rytą, pirmadienis, ane? Reik tuos du susitvarkyti. Važiuosim pečius, jie reiks daryti technologinės ir reiks vėl vargti. Tai reiks susitvarkyti, šitą keisim, tą korpusiuką pakeisim ir bandysim suklijuoti tą visą dantratuką. Nu, pasikeičiam jau tuos du. Tas korpusiukas, čia su viskuo, su varikliuku, laidą reikia įjungti. Labai paprastai, tuos varžtukus įsisuki, trauki, įdedi į viskas. Dabar reikia pajungti laidą, laids kilometrą ilgį, aišku, nukirpsim. Tačiau smagums kaip čia jinai atsidaro. Tas visas laidins. Neįsivaizduoju. Nei tą patemti, nei tą patraukti. Kaip čia jisai. Išėmiau tai, kai saugiai kliščiavo būtų, ne? Pasidedam. Svarbu nepamesti. Tai va, turim du varikliukus. Dar vienas bus naudojam, tai kitas bus padėti į atsargą. Jie veikia, viskas puikiai. Tik tai, kad, kaip matote, dantratukų nėra. Jie būtų sutrūkę. Tai va, bandysim ant vieną suklijuoti. Uždėti, suklijuoti. Tikiuosi laikys. Turim malį skysto metalo, nu ir bandysim tada susimaišyti. Nu ką, žinau, leidau biškį šį. Patepliojus, dažau patepliojau. Tikiuosi laikys. Jei ne, nežinau ką daryti. Dabar lauksim, kol sustingsim. Sustings. Nu ir įsiaiškinau, kaip čia veikia. Įkiši atsuktuvą, atsipalaiduoja. Įkiši laidą. Ištraukia atsuktuvą. Ir volia. Dabar dantelį uždėti, tuo susukti. Nežinau, kaip jūs, bet man tai smagu pažiūrėti savo darbą. Katalogą, kada aš įsėjau penktadienį gal, ar ketvirtadienį. Smagu. Jei matai, kai da užaug, tai iš visą sudykst. Labai gerai. Nu tai va, toks darbas. Pažembiai pasėjami. Gerai, čia va pražembiai paėmiau. Važiuoji ir žaidėjas lygindams. Duobes nešėjo geriau, jų tikrai buvo daug ir kai lėkščiavau išlyginau kažkiek tais, bet su kultivatoriu vis tiek geriau išlyginti ir paskui sėjamoji. Arba kolega bebra važiuos su lėkštėm, arba sėsim iš karto, nu bus matyti. Varom antrą kartą. Arta buvo taip, pirmą kartą variau taip, dabar šis varau taip. Nu, tai jau turėtų įsilyginti gerai. Jeigu antrą kartą neišlyginsiu, tai biškį greičiau važiuoju, nes mažiau tų žemių reikia. Jeigu antrą kartą neįsilygins normaliai, tai bus galimai pakviestas lėkštės. Ir jeigu lėkštė sudirbs, tai bus kai stals iš viso. Ir nepalyginsi, kas buvo prieš tai jau dabar, jau skaityk. Su arėm, su lėkštėm išdirbau. Šiaip labai gerai, kad su lėkštėm išdirbau, nes būčiau tikrai nepavažiavęs aš čia. Įsilyginau su kultivatoriu, su lentom. Dabar buvau tempęs kiek. Įsilyginau su kultivatoriu ir jeigu lėkščių nesiūs čia, tai sėsim į tokį. Ale sakė, bus gerai. Nežinau. Pagal mane reikėtų dar lėkščių, nes čia iš vis būtų ledas šokoladas, tas gal vėlieną sukištų visas dar tie vulai.
Na, bet kai valdžia pasakys, taip ir bus. O, išpilu pakeliu. Nes vis tiek į vieną kryptim važiavau, tai tų dubių neužlygini visų gražiai. O dabar visai kita kryptim, tai šiaip pasilygina, žiūri daugumą. Ir gražu gaunas tada švaru. Bet jau galiu sakyti, pražambiai važiuojant, jau mažiau kratant tiek, jau fainiau yra važiuoti. Bet aišku, tu žmogų lygink čia kiek nori, idealumo vis tiek nebus. A ne? Ir. Gal rimtai nereikės tų lėkščių. Nors nežinau, vis tiek ten, kur žaliuoja, čia realiai bus vienas bendras laukas. Tai ten skus su lėkštėm ir vis tiek galėtų porą važiavimą pabandyti čia, tai tada bus aišku, ar reikia ar nereikia. Kultivatorius yra Vaderštats 7,5 metro, man atrodo, ar 7,2 metro su lentom. Atėjo kultivatorių. Nu, krauname sėklą. Reikia susikalibruoti viską. Spėkit, pasėsim ogi kviečius. Su rugiais baigiam. Da viską reikia persikalibruoti. Tas dangtelį kaip slaida nesusitvarkęs, bet šiandien netvarkysiu aš jau jo. Nėra laiko. Šiaip jisai užsikala su raktu ir gerai. Tai va tai. Įsileisti likusią sėklą reikia iš bunkerio, įsivalyti ir persikalibruoti. Spėka. Pirmas kviečių laukas jau pasėtas. Galų laukis ėjom. Bet nu jo, dienikį gera. Kurą pamiršau įsipilti traktorių. Gerai, kada 100% buvo. Ir. Bet ta prasme, man jau realiai tušia. Šiandienai užteks tą lauką pasėjau 10%, tai deginu 5 hektarai 20. Nu ir da. Vėlai pradėjom sėti šiandien, kokį nuo 2:30. Rugiais baigiam. Viskas. Nebent dar sugalvos kokį lauką sėti, bet tai jau sakė, kad gana. Gana tų rugių prisisėjom. Iš ties daug rugių prisisėjom. Pusantro 100 hektarų gal. Gal 2. Kažkas panašaus, kad pavasarį nelabai kas ir liks sėti. Va ir ventiliatorių ragai. Išplanėjęs metals jau buvau sraigę lopijas.
nes jau buvo skylė nuo išplonėjusio metalo. Ir dabar žiūrim, kad tos sparniukai, tie, kur yra sraigės vidoj, tai tiem irgi hana. Iki 3300 apsukų dar normaliai jinai dirba be garso, o kaip atsiranda, kai padidini slėgį, atsiranda garsas. Traškesys, netraškesys, džiuzgesys. Tai turbūt ir yra atitrūkę jau tie sparneliai, tai truputį liečias kažkur įsicentravę. Tai anakart buvau sakęs, kad yra šidinos laukas formas, šidinos formos laukas, kurį reikia apsėti. Ir aš jį apsėjau, bet pamiršau visai. Pamiršau apie šitą. Čia taip, ta vėl taip, čia da kažkiek taip, nes ten salelį, nu čia savartins jį toksai. Čia vėl taip, čia taip, nu karučia. Kiek aš tų hektarolio pasėjau. Ai, 2,5, sėjau 1,5 valandos. Ir technologiniai varikliukai puikiai veikia. Ta, kur klijavau vieną, pasaka laiko. Tas naujas, kas be ko turi laikyti. Blemba susiegla ant tokio klaustuko esu, kad lika nei hektarą turbūt nelika ir nežinau, čia užteiks ar ne. Nu šits irgi laus, kaip matot, biškiai įdomesnis. Čia vėlgi vienaip, čia kitaip jau. Tokie kitokie pas mūsų laukai. Nežinau, kaip pas jūsų. Bet dirbam. Ir eina jos išdirbti. Ir eina jos pasėti. Всё. Labai faina, kad užteka viskam. Aišku, čia šis kraštas bus, nu tikrai būsiu besimalęs kažko tais, manau. Ir nenoriu prisišnekėti. Bet man atrodo, jau prisišnekėjau, nes jau rodė, kad 15 nėra sėjos rauto, o 15 technologinė. O aš prieš tai buvau daręs technologinės, nu tai patys suprantat, kad galimai mano klijavimai nepasiteisina, buvo tik šiai dienai. Nu, reikia žiūrėti rytoj. Gerai, ačiū, iki rytojaus. Na, naujas raigutį idėją nefilmavau, nes su kolega dirbom. Aha. Paskui gal parodysiu seną. Sveiki gyvės! Tai va, mūsų eina į pabaigą. Baigiam sėti tos visus rugius. Tai pasakysiu kada. O esu. Baigiam sėti rugius. Man atrodo, kad 16. Jo, 16 dieną. Nemeluoju. Nu jau, 16 baigiam, 17 pradėjom sėti žieminius kviečius. Tai hektarų pasėjom nemažai tikrai, gal kokį 100 šiam, 100 rugių. Tai nedaugiau, nu ir kažkas panašiai visų kviečių. Eina, va šitas laukas dar yra apie 40 hektarų. Tai šitą damušimį dar vieną turim 10 hektarų lauką ir šitą, tą vieną dar. Nu, jei bus viskas. Eisim remontuoti technikas, kombainus, tas pačias sėjamojas, prasidės kiemo darbai. Iš tikrųjų, tai kiek tų hektarų mes pasėjom, tiek vienos, tiek kitos kultūros, tai net neskaičiau, nes tai ne mano darbas. O ta prasme, aš tik sėjau. Skaičiuoja viršininkai.
Tai tikslaus skaičiaus tikrai nepasakysiu. Mano darbas ir gerai pasėti. Tai tą stengiuosi padaryti. Tik buvo dabar važiuojam. Klasas tempia gerai. Tus biškį šiukšlinėlį čia turim iš po pupų. Nu žinot. Kaip būna. Siejamųjų viskas tvarkoj. Su tuo cilindru. Žmogus rašė, mačiau, kad daugumai, kad nekam tikė jie, tai čia ne cilindro kaltė. Čia yra toj pusėj, ten kur tas kraniuks yra trašiniams. Tai ten yra 3 kaladukai ir iš viršaus yra varžtas. Ir ten sakė, yra, nu ten reikia pakeisti gumelės, man atrodo. Per ten leidžia. Mes prie to nepriėjom, prieisim pusę jos. Tai jeigu bus galimybė, tikrai parodysiu. Pasikeitėm ventiliatorių. Į naują mūsų yra 2.11 metų, tai čia yra nuo 2.15 metų jinai. Tai biškį teka paardyti. Nes mūsų tos mentelės, kur yra viduj, sudila visai ir atitrūka. Nėra ko norėt, nu dabar 24 metai jau siejamoji 2.11 metų. Tai pasikeitėm šitą greitai. Su kolega nefilmavau, nes su kolega. Ir plus, nu, ne viens dirbu. Supraskit, visų darbų nenufilmuosiu, nes dirbu tikrai ne viens ir kolegas nenori tą YouTube'ą. Tai va taip. Gal parodysiu, kaip sena atrodė. Jeigu išeis. Ir nepamiršiu. Tai va tokios takelės. Na ir taip, kur su varikliukais. Tais visais technologiniu. Vieną naują čistai pakeičiau, o kitą korpusą pakeičiau ir varikliuką su dantratuku suklijavau su skystų metalų, ar kaip jisai ten. Tai porą dienų laikė. Paskui vis tiek nusuko, nes 15 vežiai yra vis tiek srautas sėjos. Nu bent jau vieną darą toj pusėj. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I can't help but be in need of us two. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on, on and on and on. It goes on and on and on and on,
baigė sėklą, dabar užsipilsim pakuotus. Fenomenam atrodo. Tokia veislė. Šiemet sėjam mangoldą daug. Tos visos skageną. Dabar, man atrodo, sėjau skageną. Fenomeną sėsim pagal mišką. Nesatkuoti. Beicuosim su savo beico tubu. Dale. Čia yra supiltas biomasas, bioversijo protektas. Дай biščiuką. Turėtų būt gerai. Mangoldą sėjom į geresnė žemės, nes o labai mažai liko ir nenori tilpti. Tai mes jį vis tiek talpinsim kažkaip tais, nes kampuose dar vietas yra. Norėjau parodyti, kad labai stambus grūdai pas mūsų yra. Tai mangolda buvo dar stambesni, man atrodo, negu fenomena, ar lyginant su skagenu. Bet nustamboka, nesėkla. Pasižiūrime visas šlangas vietoj. Šitą tokia norinti iškristi. Kažkokią liniją, o neaiškiai brėžia. Tai žinau, kas yra. Reiks nueiti galą, parodysiu. Dabar darau technologinę. Jau apsisėjau prie mišką, damušinėsim šitą bunkerį nuo to galo, nuo miško galo, čia, ten miškas, o ten sėta yra jau, pasėta 10-12 hektarų jau. Eisim, ane? Eisim. Nu, gražuoli, kaip tu čia atsidūrei. O taip. Iš čia atsidūrė. Tai va toks dalykas. Nunešt, padėti. Čia negalim mesti. Mūsų pačių žemę patys tvarkom. Tai reikia padėti ramiai kažkur tais.
Oksens. Užlipk ir nulūši. Tokias tokelės. Žiūri, šitam visai šakės atitrūkė. Dar kažkiek laikas šits irgi. Va, lūžė. O, ir sėklavamtis iškritęs. Reikia susitvarkyti. Turėtų būti gerai. Auč. Dėl cilindro. Kažkuris va šito varžtu kalts, man atrodo, šits neturbūt, nes čia nueina į trašinius. Tai kažkuris iš tų dviejų, arba šits, čia, man atrodo, atsisukęs kažką turi rasti. Ar šitą. Bus matyti. Čia dėl cilindro leidimasi, kurie įsileidžiasi. Nes mes cilindrus esam pakeitę du, nes du turime, vienas nulūžta, dedam kitą, kol suvirina. Abudu jie buvo remontuoti, tvarkyti. Tai cilindrai čia niekom dėti. Taip jau yra. Klasą dėžė yra, šratai pabirė daiktadėžį, įrankį dėžį. Tai irgi šakės. Na, Kimoriuks įvyko gerų 20 minučių ir atvažiuoja mano krautuvas. Sakabinsim tą maišą, įsikelsim, nes liko porą. 1, 2, 3, 4, 5, man atrodo, kokias nesėtas ir galų kokias reikia prasivažiuoti abi dvi. Bus ramu. Ir šito lauko pabaiga. Šiandieną ir dar vienas laukas ten laukia 10 hektarų ir galimai bus 24 metų sėjimas baigtas. Busim pasisėję. Visko, nu ką, tai susipilti. Aišku, tokių dalykų irgi nepaliekama pasiemam. Jau varom tas 11 hektarų. Ten lauks 30 hektarų baigiam. Vakar buvau sėjęs 3 hektarus ir va šiandien prašau 27 įdašits. Tai bus įkalęs kem hektarų. Kur tavi padėti? Aš gyvensi čia. Plius svoris. Nežinau, kur turi kišti viršų dėti, nelabai noriu nešti. Legiam toliau. Čia yra, man atrodo, skagenas. Bet šita sėkla nėra valyta, dėl to nesėjom iš krūvos. Kur buvo išvalyta, švari graži, tai jinai jau pasibaigė gan greitai. Ir kokį dabar... Jo... Kokį 70 hektarų sėjom jau su nevalyta su šiukšliam. Nu, pamatysi, ten viršaus parodysiu. Tai
prisisėmėm, kaip ir rodžiau praeitam video, su kastuvais ir šnekiu. Šiaip greitas darbas, jeigu netinkiniauji. Jau pabiškį temsta, į pusę lauko jau esu pasėjęs. 7 hektarus iš 11. Jau jaučiasi, kad ne vasara, visgi turim rugsėjo galą jau. Tai jau laukiai ir šaltoka, ir vėsu. Ir megztuko jau reikia. Ir temsta greičiau, dabar turim tik 7, man atrodo, jau potėmiai. Patelė. Šiltas, šaltas oro srovės ateina, tai gal labiau šiltas tai nuo kamino traktoriaus. Na va, yra šiukšlių. Čia kažkaip nesimata per daugiausiai, bet iš tikrųjų yra jų gan nemažai. Ir sėkla tokia va stambi, kitur labai stambi, smulki, turim visokios, nes kadangi nevalyti yra. Nei per petkų praleisti, nei per nieką. Tiesiai iš priekabos ant žemės ir viso. Nu, šiandien šviesų žaidimą žaisim. Iškaupus pasimažinti. Kažkaip labai sunkiai matos ta žemelį, kur sėta, kur ne. Vienoda jinai, nes nesenai yra dirbta. Tai skaityk, saulės nebuvo, neišdžiaus, tokie drėgnok atrodo. Tai gal geriau su šviesom jau dirbti. Vis tiek aš čia. Turim po 7:20, 15 minučių jau bus kai šiknoj. O kas nors naudoja klasą navigacijos naktinis režims? Sakau, pabandysiu. Nušūts tai totalus, klausyk. Nakties ir... O, grįžtam biškį spygin. Daugiau pasimažin, bet geriausiai. Ką, nebedaug liko biškį update'o. 11 hektarų 29, tas lauks ir yra 11 hektarų su viršu. Tai va... Vsio, aš maždaug visą apsidirbau. Čia aišku kartonis buvo. Ir man liko, kaip matot, apie 2 važiavimus, 2,5 gal. Ir galų laukai iš abiejų pusių. Tai susipyliau 2 maišus po 5 hektarus. Prieš tai buvau pasėjęs 2 hektarus su likučiu. Ir mane užilgo turėtų gėdoti, kad baigėsi sėkla. Nu, kadangi prašiau vyrų prisėmti pusę maišo, bet prisėmė beveik pilną.
Tai teks perleidinėti maišą, nes susklendę, kaip ir minėjau, daug kartų negali palikti, nes plyšta maišo gerklė, kuri yra apačioje. Sklendė įlenda, jinai prašižioja. Tai susipilsiu tiek man reikia, man čia reikės 300-400 kg, 2 hektarų maždaug užtektų. Taigi, ilgai netruko ir man sugėdojo, kad baigėsi sėkla. Maždaug po 10 sekundžių, kai padėjau kamerą. Tai va, kaip ir minėjau, man lik atėjo 2 važiavimai, tai bus 2,5 važiavimą. Jo, čia važiuoju dabar, bus 2,5 važiavimą realiai. Ir galūkės. Tai gerai, dar 2 nuvažiuosiu. Vieną galūkę, paskui grįšiu šonų ir kitą galūkę. Ir bus mano šiandienos darbas baigtas, reikės dar nusivalyti sėjamąją. Apsivalyti ir važiuoti namo. Tai va taip. Nu tai ką, ponai ir ponės, turim šiandienos sąskaitoje 40 hektarų, tik dar nesam pasėję per dieną. Kai atvažiuoji normaliai dirbti nuo 9, tai iki 9 ir gali padaryti normaliai hektarų. Vienu žodžiu, laukai gražus, dideli, lygus, be kylių. Varai savo ir dirbi ir padarai, daugiau da galim padaryti. Apsivalom, nes jau kaip ir matot, lietutis jau rapnoja, spėjom prieš lietutį. Tiksliai nežinau, man atrodo, rytoj paskutinė diena, dar pasėsim rytoj 5 hektarus ir galėsim sakyti, kad sezonas pasibaigęs. O, žėlė. Lemba per daug čia valytis, gal nesivalysiu. Ant plentą nupirės kauju. Reik varyt namo. Mano žirgs manęs lauk, dviratis. Su aplyta sėdėnė turbūt bus. Tai triusikai šlapi bus. Oi, kaip nefainiai. Oi, tų žemelių. Kiek daug turim. Oba, kolėjom, kol šokinėjom. Ką, dedamės į galą. Dedamės į galą tas savo tabletės ir varom namų. Tai lempa viena, kita neita. Turiu ledinės paėmęs, aš paėmiau, viršininkas nupirka. Bent jau vieną deg ir ta deg. Karštą kartą. Tai prie sėjamosios yra tikrai darbo. Reikia tvarkyti. Tai tiek. Na va, lietutis atlieka savo darbą. Švaru, beveik švaru. Gražu. Viskas tvarkoj, gal po pietų važiuosim pasėti dar 5 hektarus, kai saulutė išlys. O dabar važiuojam, sustumsim rugius į vieną vietą, nes reikia valyti lubinus. Nes va, lubinai kokie gražus su grikiais. Kiek grikiai, tiek į lubinų. Kažkokius sėtus dėti, grikinis ar lubinų. Na, o iš ten sėmėm kviečius. Nu. Nu, va, kas lieka iš
seno. Ir turim atitrūkusių. Senas raidė. Nieka krūvasi nelika. Kur buvo, skaityk, čia. O, mano rugiukai auga. Mano sėti. Greikių yra tikrai daug. Labai daug. Greikių yra. O, šliužas. Vara. Greiks. Praliotų nėra. Labai gerai. Atrodo gražiai. Be pirštinio aš vis neplanavau šitokių darbų dirbti. Jozu. Tai vai, aukit rugiai, sveiki, geri. Tiek čia ekologija ir čia peržels. O čia turim kviečius. Trikampis 5 hektarai. Beveik baigiu jau. Lika galų laukės. Čia prasivažiuoti. Čia prasivažiuoti. Ir ten prasivažiuoti tokia trumpa. И bus всё. И bus 2024 metų. Kaip čia? Žiemkenčių sėja baigta, ne? Žieminių javų. Tai baigiam sėją. Prasidėdavo paprasti darbai. Tvarkytis kombainą, tvarkyti sėjamąją. Biški gal video išeis įdomesnių padaryti iš tvarkymų. Gal ne, nežinau, nenoriu pasižadėti. Nes dabar per tą sėją, tai sėdi traktoriai ir viskas. Nėra ką filmuoti. Filmuoju kaip pusipilį, kaip sėji, tos pes per tą patį. Tai va taip. Tad, mėly draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Ir mes susitiksim kitose. Prenumeruokit. Labai nebedaug trūksta iki 1000 subscriberių. Noriu pasiekti, noriu pažiūrėti, kas bus po 1000 subscriberių. Tai yra mano dabartinis tikslas YouTube. Tai padaryti. Tai kas prenumeruojat, ačiū. Kai žiūrit irgi ačiū. Ajo, laikinkit, subscribinkit ir komentuokit. Ačiū. Iki.